priklausomai nuo sąlygų. Ir pagal tam tikras sąlygas gali būti, kad ir už brangiausią, jeigu bus atsiliepta į tos brangiausios siūlymą. Bus paklausa tai brangiausiai, jeigu. Gali būti, kad pirksim brangiausią. Taip. Kodėl? O norėtumėt pigiausią? Gana yra gana. Taigi, perinam prie svarbios temos. Man šiandien ryte paskambino iš policijos. Iš policijos ir priminė, kad buvo nepateikta informacija, kurios prašė policija. O esmė yra tokia. Policija tyrė, ar nėra niekinamas NSGK lyderis, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto lyderis Kasčiūnas ir ar tinkamai naudojamas Grybauskaitės mokslinis naratyvas apie miško brolius. Taigi, Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato, Vilniaus miesto 3 policijos komisariato 2 veiklos skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas numeris toks ir toks pagal Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso 154 straipsnio 1 dalį, 170 straipsnio 2 dalį. Aš iš karto, aišku, pasižiūrėjau baudžiamąjį kodeksą. Taigi, 154 straipsnis šmeižimas, tai galima gauti bausmę taip. Laisvės apribojimą, bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 1 metų ir 170 straipsnio kurstimas ten visoks, prieš tautas rasinės visokias ten dalykus, tai galima gauti net iki 3 metų. Žodžiu, labai rimtai ir aš, aišku, iš karto pažadėjau pateikti tą informaciją. Ir čia yra kreiptasi dėl dviejų video YouTube platformoje. Vienas video vadinasi Prabilo ypač pavojingo šnipų tinklo Lietuvoje įkūrėjas Algirdas Paleckis ir, kaip rašo policija, kuriame užfiksuoti čia tyrimo metu nustatė, kaip įtariama Algirdo Paleckio pasisakymai. Aš galiu patvirtinti, ten tikrai Algirdas Paleckis. Taigi šiais pasisakymais galimai paskleista tikrovės netitinkanti informacija apie kitą žmogų, Lauryną Kasčiūną, kuri gali jį paniekinti, ar pažeminti, arba pakirsti pasitikėjimą juo. Na ir policija taip pat informavo ir dėl kito video, kuris vadinasi Paleckis įžūliai pradėjo naudoti prezidentės Grybauskaitės mokslinius naratyvus apie miško brolius. Vat ir policija rašo, kuriame užfiksuoti, kaip įtariama Algirdo Paleckio pasisakymai. Šiais pasisakymais galimai viešai niekinama žmonių grupė, Lietuvos partizanai dėl jų įsitikinimų ar pažiūrų. Ir policija taip prašo. Atsižvelgiant į Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadas, policija prašo minėtus įrašus pašalinti iš YouTube platformos. Ir dar prašo, pašalinus vaizdo įrašus prašome informuoti, pridedant tai patvirtinančius duomenys, jei nebus pašalinti nurodyti vaizdo įrašai, prašome nurodyti priežastį. Aš šiandien pat iš karto atrašiau policijai nurodytais mailais ir informavau, kad iš tų 2 įrašų vienas iš tikrųjų priklauso Ekspertai TV paskyrai, o tą paskyrą valdo Šveicarijoje registruota asociacija Global Gays Network ir pasitarę tenai žmonės nutarė, kad tą video užprivatina, taip sakant, užblokuoja. Žmonės dabar jo negali matyti tol, kol vyks vidinis tyrimas. Policija savo daro ikiteisminį tyrimą, o Global Gays Network dabar vykdo vidinį tyrimą. Tik aš taip pat parašiau prašymą, nes mes čia pasitarėm, kad reikia, jog pateiktų policija, kas per teismo ekspertizę buvo padaryta, nes policija informavo, kad buvo atlikta teismo ekspertizė, kurioje buvo nustatyta, kad ten galimai yra negeri dalykai. Tai mes tiesiog policijos paprašėme, kad duotų susipažinti su tą medžiagą, tai būtų mums lengviau atlikti vidinį tyrimą. Taigi dabar lauksim atsakymo iš policijos. O kitas įrašas, kur Grybauskaitė ten minima, tai ten nėra Ekspertai TV paskyroje, ten visai kitoj paskyroje, tai aš ir nurodžiau, kad reikėtų kreiptis ne į mus dėl to įrašo. Bet nežiūrinti tai, mes pasikalbėsim apie abu įrašus. Taigi aš dabar siūlau paklausyti, ką Paleckis sakė, paskambinęs į laidą Aktualus skambutis.
ten 10 minučių įrašas, bet aš čia specialiai atpjoviau tik tą vietą, kur jisai kalbėjo apie Žmonių partijos atstovą, Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną, kuris štai jaučiasi, gali būti, kad paniekintas, pažemintas, pakirstas pasitikėjimas juo, gali būti po tokio Paleckio pasisakinimo ir po mūsų paviešinimo. Taigi pasiklausom, kągi Paleckis pasakė. Simptomas dar koks nerimastingas yra, kad Kasčiūnas, kuris yra nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, kartais norisi pavadinti tą komitetą nacistinio saugumo ir gynybos komitetu, kadangi pats Kasčiūnas kažkada buvo nacistinės partijos narys. Na, jis tiesiog nori užčiaupt burną tokiom žiniasklaidos priemonėm kaip Ekspertai U, prieš jas TV, mūsų visai, taip sakant, bendruomeniai ir prisidengia tuo, kad neva jis nori dabar, kaip žinot, pakeisti baudžiamąjį kodeksą, kad visi tie, kurie kalbėtų prieš nacionalinį saugumą, būtų sodinami į kalėjimą. O nacionalinio saugumo sampratą, aišku, formuluos pats ponas Kasčiūnas. Tai yra todėl daroma, kad jau jaučia šitą valdžiukę, kad jinai jau išsėmė savo pasitikėjimo resursus ir dabar gali tik tai tokiom priemonėm doroti su opozicija, sodinti į kalėjimą. Aš išklausęs tą ištrauką, tiesą sakant, nesupratau, kaip čia galėjo pažeminti, paniekinti pasitikėjimą Laurynu Kasčiūnu. Bet aišku, jeigu yra Lietuvos teismo ekspertizė padaryta, tai kaip jau minėjau, mums būtų gerai su ją susipažinti. Taip pat aš policijos paklausiau, kas kreipėsi dėl to ikiteisminio tyrimo. Ar pati policija, išgirdusi tą įrašą, pradėjo ikiteisminį tyrimą, ar prokurorai ten paliepė, ar pats Kasčiūnas kreipėsi, o gal kreipėsi koks nors kitas žmogus, pamatęs tą įrašą ir tokį pasisakymą. Ar organizacija, ar ten žmonių grupė kreipėsi, tai irgi lauksim iš policijos atsakymo, nes aš kol kas, neturėdamas visų duomenų ir ypač Lietuvos teismo ekspertizės apie tą įrašą vaizdo, aš kol kas bent nematau, bet matau, Eduardas Vaitkus nori dėl to įrašo kažką pasakyti, galbūt jisai išvelgia, galbūt ir gerai, kad mes užblokavom dabar tą pasisakymą. Aš labai priekabiai klausiau. Čia kaip pagal seną anekdotą, policininkas turi prie stulpo prisikabinti, taip? Mokėti, ko čia stovi laidus iškėlęs ir ko klausai. Tai aš labai priekabiai klausiau. Man vienintelė vieta užkliuvo, kai pasakė Algirdas Paleckis, kad norisi pavadinti nacistiniu komitetą. Taip. Jis pasakė norisi, bet nepavadino. Stop. Norėjo pavadinti. Stop. Čia mesgi prieš tai rodėm Vytautą Landsbergį. Jeigu gali būti, kad taip atsitiks, reiškia jau atsitiko. Jeigu norisi pavadinti, reiškia jau ir pavadino. Kaltas. Taip. Šita vienintelė vieta. Gerai, bet tada jeigu šita vienintelė vieta, tai aš ją girdėjau, nes aš iškart supratau, kad jis pavadino, o nenorisi. Tačiau. Ne. Aš dar nesu, kaip senasis Landsbergis, nesu tiek patyręs ir aš sakau, nepavadino, tik norėjo. Nieko, patyrimas dar ateis, bet iš kitos pusės tas komitetas yra nacistinis. Mes rodėm vaizdo įrašą iš to komiteto, galėsim dar ir pakartot. Ir ten net buvo visuomeniai tam tikras aptarimas po šito Seimo nacionalinio saugumo gynybos posėdžio, kur vienas jų Landsbergių bendražygis tą ranką ištėsi ir Kasčiūnas sako, ką daraigi, kameros, nuleisk, nuleido. Taigi, bet iš principo aš čia nematau žaidimą, čia tiesiog konstatuoti galbūt kažkokie faktai, atkreiptas dėmesys į detalės, kurios yra, bet kaip paniekintas, pažemintas ir pakirstas pasitikėjimas galėtų būti, tai aš nežinau, tai kaip minėjau, lauksim iš policijos daugiau duomenų. O dabar einam prie kito įrašo, kurio nuorodą atsiuntė policija. Mes tos paskyros nevaldom ir nieko su bendro neturim, tai ten policija išsiaiškins, bet patį video aptarti galima, kadangi tai susiję su mūsų vienu svarbiausiu žmogumi valstybė, tai yra oficialia Rusijos federacijos valstybės paslaptimi, Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaitė, kuri savo mokslinėme darbe aiškiai
ir tiesiai pasakė, kad ilga klasių kova buvo kurstama remiantis radio propagandą, tiekiant maistą ir ginklus iš užsienio. Ir tą jos mokslinį darbą mūsų prezidentės 1993 metais patvirtino Lietuvos mokslo taryba. Ten akademikai, turbūt labai jau iškilų žmonės, ir jai suteikė socialinių mokslų daktaro laipsnį. Žodžiu, daktaro laipsniai suteikė ne tarybinė sovietinė valdžia, o nepriklausomai Lietuvoje 1993 metais. Ir kadangi už šį darbą Grybauskaitei suteiktas tas laipsnis, reiškia, tame darbe yra parašyta, kad ir kokia jinai bebūtų tiesa. Taip, aš užbėgdamas už akių iš karto sakau, aš tikrai nesutinku, jeigu taip galima pasakyti, nesutinku su visais Grybauskaitės teiginiais, esą Lietuvos partizanai, tie vadinami miško broliai, visi buvo tokie žmogžudžiai. Aš manau, ne. Lygiai taip pat turbūt ko negalima pasakyti apie tuos vadinamus stribus. Visur ir ten buvo žmonės ir buvo visko. Bet Grybauskaitė su savo moksliniu darbu laikosi nuomonės, kad būtent tie partizanai, tie vadinami miško broliai, miškiniai, jie žudė tos kitus, sakykime, civilius žmonės. Bet aš gerbiu Grybauskaitės nuomonę. Tai yra jos nuomonė, jinai turi teisę turėti tokią nuomonę, nors aš su ją ir nesutinku. Bet Paleckis tame įraše, jis tiesiog kalbėjo labai panašiai šią temą, kaip savo mokslinėme darbe patvirtindam tame jau nepriklausomybės laikais, bet dar galim parodyti, 1993 metais Lietuvos mokslo taryba Lietuvos Respublikos mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikacijos komisijos sprendimu išdavė socialinių mokslo daktaro diplomą. Už tai, kad jinai pasakė, ilga klasių kova buvo kurstama remiantis radio propagandą, tiekiant maistą ir ginklus iš užsienio. Taigi Paleckis tenai kalbėdamas tame įrašą, kurio mes šiandien neklausysim, jis tiesiog, panaudoja tą, kaip taip dabar populiaru sakyti, naratyvą Grybauskaitės. Ir štai policija vykdo dabar ikiteisminį tyrimą būtent dėl to. Tai vėlgi, aš nežinau, kuo tas įrašas blogas, tai policija turbūt suraš to įrašo tos reiškia laikytojus ir į ją kreipsis. Bet vėlgi, čia reikėtų tos teismo ekspertizės, apie kurią užsiminė policija, kad paaiškintų. Aš Grybauskaitės išsakytomis, išrašytomis moksliniam darbe tiesomis tikiu. Nesutinku, bet tikiu, tai yra jos nuomonė, ir aukščiausi šalies mokslininkai patvirtino jos darbą 1993 metais, kai Lietuva buvo nepriklausoma. Taip kad, ko čia kabinėtis prie Paleckio, jeigu jisai panaudojo Grybauskaitės naratyvą, vėlgi aš bent jau kol kas nežinau. Taip. Aš jums paaiškinsiu tada. Aš tik visat pridėsiu, man labiau aktualu, man smagiau, ar ne, kad Grybauskaitė yra ir Amerikos paslaptis, ne tik Rusijos. Ir aš viliuosi vis sulaukti tų 25 metų, kai Amerika pateiks duomenis, kodėl jai buvo liepta per 72 valandas palikti Amerikos Vašingtono teritoriją. Taigi, aš jums dabar paaiškinsiu. Grybauskaitė, kai jinai rašė šį darbą, jinai galvojo, jinai mąstė apie tuos Lietuvos miškuose kovojančius partizanus, kurie buvo banditai. Ir užtat jinai buvo teisi. O Algirdas Paleckis, kai sakė tuos pačius žodžius, jis galvojo ir mąstė apie Lietuvos patriotus, kurie kovojo miškuose, ir pavadino juos irgi banditais. Tai Grybauskaitė mąstė teisingai ir užtat jinai teisi, o tą pačią frazę sakydamas Paleckis mąstė neteisingai ir užtat jisai kaltas. Taip, jisai kaltas, bet baudžiamoji atsakomybė gresia ekspertai EU. Dabar nemalonumai tenai bus visokiem šveicaram. Ką padarysi? Aš daugiau siūlau į tai nesigilinti, palaukim, ką dabar pasakys policija, nes šiandien aš, kaip minėjau, nusiunčiau jiems atsakymą, bet siūlau pasiklausyti ištraukos. Dar kartą, ne visi girdėjo, šiandien mes ir YouTube platformą dar patalpinom, iš Grybauskaitės mokslinio darbo, kurį Lietuvos mokslo taryba patvirtino 1993 metais nepriklausomos Lietuvos laikais. Tuo darbu gali remtis visi
cituoti, remtis. Aš tai išduosiu paslaptį, aš niekada negirdėjau, kad Landsberginiai pakomentuotų jos darbą. Bet to negirdėjau, bet gal tiesiog praleidau. Visą jos darbą galite rasti ekspertai EU portale, va čia kur pažymėta apgintos disertacijos. Na ir čia yra ištrauka įdėta, taigi aš dabar siūlau tiesiog trumpai pasiklausyti tos ištraukos su LTSR himnu pabaigoje. Alabot! Прибалтийском регионе. Pas mane ant kaktos parašyta Landsbergis ir nieko su to nepadarys. Apie pandemiją daugiau kalbėsime mažorinę, o ne minorinę natą.